riešakauliai. Patys kaulai suformuoja visą riešo tunelį ir užspaudžia nervus. Dėl to, kad riešas turi daugybę įvairiausių raiščių, kurie kartu kaip žiedas sutrumpėja ir uždaro riešo tunelį. Ir tu tampi, kiek tu nori, tą riešą vis tiek nepagerės. Dėl to per savo gydymo praktiką turėjau sugalvoti įvairiausių kitokių pratimų, kurie padeda atlaisvinti būtent šitą kanalą. Padalinsite savo delno pamatą per pusę virš linkio. Piešti nebūtina. Pasimsite, šiuo atveju aš naudoju popieriukus ar knygutę, apie pusę centimetro užteks. Uždėsite vieną pusę ant stalo, prispaudžiame su savo kūno svoriu, su alkūne. Naudojat rankšluostuką, jeigu reikia, kad nenuspausti. Ir prispaudžiat ir laikote 10-15 sekundžių. Neturi būti jokio skausmo, turi būti malonus, ganėtinai konkretus spaudimas. Pakeičiat į kitą pusę, pasidedat viską, vėl užsidedat, vėl tas pats, idėją supratot. Ir iš lėto pabūnat, keletą kartų atslūgstat, galit pasidaryti lėtą pompažą. Jisai padės skysčiams geriau pratekėti, nervams išlaisvėti, kanalui atsileisti. Ir po to šiek tiek pakratot ir galit padrebinti, kad raumenys audiniai aplink kaulą judėtų ir įtampos visos susibalansuotų.